Iššūkis 23. Bėgti ar važiuoti. Ir aš bėgu vėl, privalau suspėt, kol neištirpai minioje. Ir šiandien 5 kilometrai, be jokios motyvacijos, tik su tiesom, bet su tiesom, kurias sunku girdėti. Tai jeigu liksi iki galo, suprasi. 1 kilometras. Tu nesi pavargęs, tu tiesiog esi nepratęs stengtis. Ir tai normalu, bet tai nereiškia, kad taip ir turi likti. Stengis. 2 kilometras. Daug kas sako, kad neturi laiko, bet problema ne laikas, o tai, kad jūs renkatės patogumus. Tu turi laiko, tu tiesiog renkiesi skrolinimą, televizoriaus žiūrėjimą arba žaidimą su kompiuteriu. 3 kilometras. Tu nepradedi todėl, kad bijai, o todėl, kad tau patogu. Ir kuo ilgiau tu lauksi, tuo sunkiau tau bus pradėti. 4 kilometras. Motyvacija yra tik tai maža dalelytė. Svarbiausias dalykas yra disciplina. Jeigu mes atsistosim ir pradėsim daryti, ugdysim savo discipliną, o po to viskas tik lengviau ir lengviau. 5 kilometras. Jei vis dar žiūri, tu jau darai daugiau negu vakar. Tiesa yra paprasta, bet kartais labai skaudu ją girdėti. Bet dar skaudžiau yra nieko nedaryti ir nieko nekeisti. 8 diena įveikta, dabar lipu į kalną link namų ir būsiu atviras. Šiandien po darbo grįžęs tikrai galvojau, kad aš neištengsiu išbėgti 5 km, bet pradėjau bėgti, iš kažkur atsirado tos jėgos, pats net nežinau iš kur. Ir įveikiau tos 5 km. Dabar lipdamas į kalną atrodo dar tų jėgų turiu, kas bus, kai grįšiu namo, neįsivaizduoju. Tai einam po dušu ir ilsėtis. Šiandien čiau čiau.